Kaip Jūs apibūdintumėte automobilių subkultūras, kurios egzistuoja ir yra populiarios ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje? Galbūt tam tikri automobiliai iš Jūsų kolekcijos yra Jūsų įmonės atspindys ir veidas? Tų subkultūrų pasaulyje automobilinių iš tikrųjų yra labai daug. Tos populiariausios, jos populiarios ir pas mus. Tai ir stance kultūra, ir hot road kultūra, ir street road, ir čia galėčiau vardinti ir vardinti. Lietuvoje turbūt pati populiariausia subkultūra yra stance kultūra, ir daug renginių vyksta, galbūt todėl, kad jinai yra lengviau prieinama, tai gali savo fantazijas įgyvendinti su praktiškai šių dienų automobiliais, o mes galbūt labiau linkę ir labiau atstovaujame hot road kultūrą. Visai kitokie automobiliai, tai yra atėję išskirtinai iš Amerikos, kas yra visiška priešingybė stance kultūrai, kurioje daugiausia vyrauja turbūt japoniški automobiliai, vokiški automobiliai. Tai mes esame šalininkai daugiau tos kultūros, asmeniškai man labiau tai ir patinka, kadangi tai yra daugiau laisvių įgyvendinti savo fantazijom, savo kažkokiem tai noram. Tai gal ir mums galėtumėte plačiau ir daugiau papasakoti apie hot road kultūrą, kas tai yra per judėjimas, kuom tai yra išskirtiniai automobiliai ir apskritai kokia didelė gausi bendryje, kuri domisi hot roadais? Visų pirma, tai mano akim tai yra labai gražūs automobiliai. Lietuvoje gal jie nėra taip populiarūs, tai labiau jie yra, populiariausi jie turbūt yra Amerikoje, iš kur tas judėjimas ir atėjo, kuris efektyviausiai turbūt pasireiškė po Antro pasaulinio karo, kada daug jaunimo grįžo po karo namo, reikėjo pramogų, reikėjo kažkokių tai įdomybių. Be kita ko yra didžiulė asociacija Amerikoje, vienijanti drag automobilius, hot road automobilius. Kaip jie patys deklaruoja, jie yra didžiausia organizacija pasaulyje sportinių automobilių. Tai vis tiek hot roadai yra daugiau priskiriami prie sportinių automobilių, kadangi vien pavadinimas pasako, į ką jie orientuoti. Tai yra į greitį, agresyvį išvaizdą, išlengvinti kėbulai, didžiulės kubatūros varikliai, skirti važiuoti greitai. Iš kitos pusės, vėlgi tai yra daug įdomesnis darbas, tai nėra sausa restauracija, tai yra daug daugiau įgyvendinama idėjų, įvairiausių inžinierinių sprendimų. Tai yra, mano akim žiūrint, labai panašu į sportinio automobilio kažkokį tai tobulinimą ir panašiai. Na, čia tik tai formatas kitoks. O kaip Jūs vertinate tai, kad visose šalyse, tiek pačioj Amerikoje, tiek mūsų kaimyninėse šalyse, tose pačiose Skandinavijos šalyse, hot roadų laisvė ir judėjimas, jis nėra ribojamas. Tik pas mus Lietuvoje jų praktiškai kaip vaiduoklis hot roadas, jį išvysi tik tai labai retomis arba išskirtinėmis progomis. Iš tikrųjų, aš tai labai džiaugiuosi dabartinės susisiekimo ministerijos vadovų požiūrių, ar ne, jų ir šūkis yra laisvė judėti. Tai iš kitos pusės mes susidurėm su labai didelė stagnacija. Iš tikrųjų keistas jausmas, per 30 metų nuo nepriklausomybės mes principe nelabai ir pajudėjom į priekį. Ta stagnacija ir kai kurių organizacijų tiesiogiai atsakingų už automobilių techninę priežiūrą, už techninės apžiūros išdavimą, iš tikrųjų viskas yra išlikę senam sovietiniam lygyje. Aš manau, kad
tai yra turbūt todėl, kad vis tik tai vadovaujančiose postuose ir yra išlikę tie senieji funkcionieriai, ar ne, kurie visiškai nenori žiūrėti į priekį, visiškai nenori galvoti ir tik tai laukia savo kadencijos pabaigos. Iš tikrųjų turiu vilties, kad visi šitie dalykai kažkada tai keisis. Galų gale hot road automobilis, jo pripažinimas, leidimas jam dalyvauti eisme turi būti duotas ir jisai, mano akim, yra privalomas, todėl kad jisai tikrai atitinka visus standartus dalyvauti gatvėje, jisai ir stoja, jisai turi ir posūkius, jisai turi ir stabdžių žibintus, jisai vairuojasi, tai yra visiškai lygiavertis eismo dalyvis. Kita medalio pusė, mes visada galime sugalvoti eilę priežasčių, dėl ko neleisti tam automobiliui dalyvauti eisme. Visas pasaulis pripažįsta, bet mes kažkodėl tai ne. Ir iš tikrųjų šitą požiūrį reikėtų mano akim keistis, bet aš manau, kol nepasikeis tam tikrų atsakingų institucijų vadovai, tol tikrai nepasikeis niekas ir šitoje vietoje. Tai aš ir norėjau jūsų paklausti, kada į Lietuvą ateis ta diena ir šventė, kada pasikeis požiūris ir mąstymas apie hot rod automobilius ir jie taps lygiavertiški eismo dalyviai. Aš manau, ta diena tikrai kažkada tai ateis. Esu susitikęs tikrai ne vieną kartą su atsakingais žmonėm ir šnekėta su jais ir bandyta įrodinėti, kažką tai tartis, bet aš manau, kad vis tik tai labai didelę dalį šitų draudimų sudaro elementari žmonių nekompetencija. Galų gale pas mus turbūt yra taip įprasta geriau neleisti negu leisti. Tikrai esu susidūręs su tuo bukų vaikščiojimu po biurokratų kabinetus, kada sėdi, bijau būti apkaltintas seksizmu, bet sėdi moteriškė, kuri iš principo apie automobilį nieko nesupranta, bet nuo jos parašo priklauso vienas ar kitas sprendimas. Bet man atrodo, daugelis iš mūsų dažnai susiduria su šita problema ir galų gale automobilis, imkim tą patį hot rod automobilį, jis nevažinėja, jis neskirtas važinėti kiekvieną dieną gatvėje. Jisai yra skirtas nuvažiuoti nuo taško A iki taško B, tai konkrečiai į parodą, į renginį ir panašiai. O mūsų šitų automobilių hot rod, jie yra nurašyti, nuvertinti šitų pseudo specialistų akimis kaip kažkoksai tai niekalas, kaip kažkoksai tai savadarbis daiktas, ar ne, nors turim labai prastų pavyzdžių, kaip tie patys specialistai kažkokius tai savadarbius, niekam tikusius, iš tikrųjų nevertingus daiktus įvertina kaip kažkokius tai unikalius ir panašiai. Ir kiek buvo kovota, eita iki teismų, tie visi teismai iš mūsų pusės buvo laimėti, kurie dar kartą įrodo visišką tam tikrų institucijų specialistų nekompetentingumą. Bet ta kova aišku tęsis. Aš tikiu, kad ateis ta diena, kai mes būsim pripažinti ir tikrai galėsim gauti valstybinius numerius ir važiuoti gatvę. Na, Amerikoje hot rod kultūra jau džiugina ir žmonės džiaugiasi jie beveik 70-80 metų, o mūsų šalyje tos kultūros net nėra pradėti statyti pamatai, gal galima tai pavadinti, ką mes perduosime ateities kartom, kaip mes supažindinsime juos su tokia automobilių stilistika. Kaip manote, jinai išnyks Lietuvoje apskritai? Ne, aš tikrai esu įsitikinęs, kad tai neišnyks, mes neleisim tam išnykti.
mes labai lygiuojamės į Ameriką, statom kaip pavyzdį jos demokratiją, visas šitas laisvės, bet galų gale patys einam į regresą visišką šitoj vietoj ir elementariai, kada tu atvažiuoji su automobiliu į tech apžiūrą, su hot roadu konkrečiai stovi tech apžiūros darbuotojas, vadinkim specialistas, ir jisai sako, aš negaliu tavęs praleisti per tech apžiūros vartus. O aš sakau, o kodėl? Automobilis viską turi, tikrink stabdžius, kelkis, ant stendo tikrint. Jis sako, aš nežinau, aš negaliu ir viskas. Tai kur mes nueisim, ar ne, su tokiu požiūriu? Aišku, aš tikrai įsitikinęs, kad visa tai keisis ir atsiras kažkokios tai tolerancijos, atsiras kažkokios tai būt didesnės laisvės, galbūt reikia ruošti kažkokius tai teisės aktus, bet aš jau kaip pasikartosiu anksčiau, mūsų biurokratinis aparatas toks stiprus ir kad jie pasirenka tą kelią geriau nedaryti negu daryti, nes tai yra darbas paruošti teisės aktą, kuris reglamentuotų kažkokius tai leidimus, tai iš tikrųjų yra sunkus darbas, bet aš nemanau, kad jie turi tiek daug darbo, kad tai yra tikrai aktuali ir opi problema. Galbūt mes jos nekeldavom anksčiau taip į viešumą, mes buvom paklusnus ir nuleidę galvas, buvo kažkada tai padaryti dideli žingsniai, buvo pradėta eiti iš tikrųjų tuo geru keliu ir buvo keli automobiliai pripažinti, bet kaip visą laiką atsiranda kažkoksai tai veikėjas, kuris pasako, kažką tai įrodo, bando įrodyti ir vėl viskas nučiuožia žemyn. Bet aš manau, kad mes tikrai šitoj vietoj pasieksime pergalių ir aš esu giliai įsitikinęs, kad taip ir bus. Aš tikrai esu optimistas šitoj vietoj.